Aš esu Mindaugas Vitkus. Kiek girdėjau, vienose įmonėse būna ambasadoriai, būna visokiausių kitokių titulų. Save vadinu tiesiog baldų valdovu, nes tenka kasdieną valdyti tos baldus, parinkinėti kėdės, baldus, stalus ir visą kitą, žodžiu, įvairiausiam projektam. Ir čia yra vienas iš mūsų naujausių projektų. Dirbame kartu su Roberta. Roberta yra nuostabus žmogus, dirbam daug metų ties įvairiausiais projektais ir tikrai susidūrėsime su labai skirtingo tipo profilio projektais, kur tikrai tekdavo paieškoti išeičių ir dienomis, ir naktimis. Esame pripratę prie to, kad kartais tenka rankovę susiraitoti ir tikrai normaliai padirbėti. Tai šiuo metu mes esame Schmitz Cargo Bull ofise. Šiuo metu aš sėdžiu ant patogios sofos direktoriaus kabinete, pačiame didžiausiame šiame ofise. Apskritai Schmitz Cargo Bull ofisas yra apie 200 kvadratinių metrų erdvė. Kliento poreikis buvo sukurti erdvę ir patį stilių tokį elegantišką, nes Schmitz Cargo Bull yra vokiečių įmonė, daug vyrukų čia dirbančių, tai ir tas pats spalviškumas, stilius, noras iš pačių klientų buvo išlaikyti tą šiek tiek tik tais funk stiliuko įnešti cinkelį, bet apskritai viskas, kad būtų labiau tokia klasikinis minimalizmas, modernizmas. Tai ir mano buvo mintis, kad traukti tą tamsesnį medį, pilkų atspalvių, tos elegancijos ir vyriškumo šiek tiek į interjerą. Bet vis tik man vis tiek norėjosi šiek tiek bent vieną kampą pritraukti prie jų logo ir šiek tiek sukurti tą vieną kampą funky, kur akcentuotų ir kaip pritrauktų dėmesį tiek pačių klientų ir užsakovų, tiek patiems čia esantiems darbuotojams būtų smagu kažkokį kampą įlįsti ir šiek tiek pagyvinti tą energiją. Kadangi mūsų tipinis profilis yra labiau viešosios erdvės, tai smagu buvo vėl padaryti biuro projektą, nes mes kaip komanda Bravo Projekt tikrai esame iš vienos pusės ofiso žmonės ir labai smagu buvo pagalvoti kartu su visa komanda šiandien, kaip galbūt ar neturėtų vykti tas biuro gyvenimas konkrečiai šios įmonės patalpose. Šiais laikais biuras nėra tik tai taburetė, stalas ar ne, ir tikriausiai lenta, kur galima planą subraižyti. Tai yra kažkokios erdvės, kur veda pokalbių žmonės, yra erdvės, kur žmonės prisėda pavalgyti, papietauti, pailsėti. Tikriausiai visi esate tokį girdėję terminą kaip Google Office'as, ar ne? Nes Google Office žmonės ne tik dirba, Google Office žmonės ant supinių supasi, linksminas ir dar kitaip leidžia savo laiką. Tai šiandieninis ofisas iš tikrųjų nebėra tik tai ta darbo erdvė, kur visi susirenka nuo ryto iki vakaro ir kapoja prie kompo mygtukus. Vienas žmogus turi dirbti susitelkęs tyloje, kitas žmogus turi dirbti galbūt kaip tik triukšme, tarkim jis yra pardavėjas. Tai kadangi viena zona yra labiau nukreipta į darbą susitelkus, tylesnė, kita yra labiau triukšmingesnė zona, tai įtakoja tai, kad darbuotojas nebūtinai visą laiką bus ir dirbs toje pačioje savo zonoje. Galbūt jis vieną dieną dirbs prie vieno stalo, galbūt kitą dieną jis dirbs kitoje vietoje ir to pasiekoje nebeliko stalčių blokų, nebeliko kažkokių asmeninių daiktų vietos ant stalo, o ta vieta buvo sukurta tiesiog su lokeriais, kur žmogus gali palikti savo daiktus, juos užrakinti, jeigu turi kokių paslapčių ir, žodžiu, nebesitempti viso savo gyvenimo kartu su savimi ant savo stalo ar po stalu. Tai ir buvo vienas irgi už užsakovo ir netgi pačių darbuotojų, gal sakyčiau, noras, kad tikrai būtų pakeliami stalai, nors Bravo Projekt sakė, nežinau, ar ten tikrai žmonės naudosis tos pakeliamus stalus, dažniausiai tokia yra mada, kad vieną savaitę pasikelia tos stalus ir vėliau sėdi vis tiek. Kai mes atėjom iš tą erdvę, iš tikrųjų šiek tiek išplanavimas buvo kitoks, šiek tiek panaikinom sieninių pertvarų ir įdėjom stiklinės pertvaras tam, kad atverti tą zoną ir įleisti daugiau šviesos per visas erdves. Kadangi mes apskritai turime labai daug vitrininių langų ir vėl labai šviesi, netgi kartais per šviesi, tai tam mes pasirinkome tokio specialaus audinio užuolaidas, kurios ir neuždengtų erdvės, nenutamsintų, bet tuo pačiu suteiktų jaukumo ir nevargintų nuo tiesioginių saulės spindulių. Ir dabar vakarė, saulė
leidžiasi ir viskas pakankamai ryškiai šviečia, tad tikrai turim parinkinėti ir medžiagiškumą baldų tokį, kad jisai būtų tinkamas šitai aplinkai, ar ne, kad nesimatytų per daug pirštų ant spaudų, tarkime, nes kai tiek daug yra šviesos, ar ne, ir viskas taip yra gerai matoma, tai yra tikrai svarbus faktorius įvertinti ne tik tai vizualinį vaizdą, bet ir patį baldo praktiškumą, kaip jisai tarnauja, kaip yra lengva jį prižiūrėti ir panašiai. Tikrai ne kiekvieną projektą galima įgyvendinti tik tai su standartiniais baldais. Tenka ieškoti sprendimų, kaip galbūt kažkokį baldą turi modifikuoti ar sukurti iš viso iš pagrindo nuo nulio. Čia iš vienos pusės galbūt ir galėjo būti šioks toks iššūkis, kad dalį baldų, kurie buvo standartiniai, turėjo modifikuoti, adaptuoti prie interjero projekto ir kažkaip taip pakeisti juos, ar ne. Bet tas iššūkis tikrai buvo, sakyčiau, lengvai gyvendintas ir nesukėlė kažkokių papildomų rūpesčių ir viskas buvo tikrai sklandu. Tai va tas ofiso iššūkis ir visada yra, kad jaustųsi jaukiai, produktyviai, turėtų kažkokias savo erdves poilsiui ir laikui savo ir netrukdytų vieni kitiems. Tai aš manau, kad mums visai pavyko, nes klientai sakė, jog jam tikrai jauku čia ir malonu dirbti. Apskritai šitas projektas įsigyvendino tikrai labai greitai, aišku, dėl to, kad ir pats klientas tikrai žinojo, ko nori ir ko nenori. Mes pradėjom su klientu maždaug kalbėtis apie projektą spalio pabaigoje, o jie jau čia ėjo į ofisą vasario pabaigoje. Dar laukia baldų gamybos, nes tai yra ilgiausiai užtrukantis procesas pagaminti baldai, bet apskritai visi mobilūs baldai, kėdės, stalai, viskas greitai atvyko. Tai preliminariai gal kokie 3 mėnesiai, 2-3 mėnesiai. Tikrai mano širdis ir smegenys džiaugiasi būdamo šitoje erdvėje. Biuras kaip erdvė tikrai yra ta aplinka, kurioje mes turime ką pasiūlyti. Ir pats produktas tikriausiai vis daugiau atranda savo vietą tiek mūsų profilyje, tiek mūsų asortimente. Ir tikrai kiekvieną dieną dirbame ties tuo, kad turėtumėm vis daugiau įdomių sprendimų, kuriuos galėtumėm pasiūlyti biuro baldų rinkoje. Kuriant ir šiek tiek prieš tai dalyvaujant praėjusiuose biuro projektuose, tos crazy idėjos, kurios kartais yra aktualios barų aplinkoje, tikrai yra aktualios ir ofisuose. Nenoriu minėti kitų biuro projektų vardų, ties kuriais dirbome, bet matėme tokių pavyzdžių, kur tikrai žmonės dirbantis ties ateities projektais ar ne, kuriantis ateities Lietuvą, kuria tikrai ir ateities ofisus. Ir tie tipiniai sprendimai, kurie dažnai yra sutinkami rinkoje, tai tiesiog paprasti stalai, kėdės ar ne, elementai, kurie yra visiems pažįstami, jų reikia, bet lygiai taip pat kartais reikia sukurti, nežinau, stalą iš organinio stiklo, žalią, šviečiantį, ar ne, nes klientam, pavyzdžiui, va tai patinka. Tai esame darę tokių projektų, kur nepaisant to, kad rinka yra kaip ir užsipildžiusi ir konkurencinga iš biuro baldų temos, bet šiek tiek sukurti ir pritaikyti net ir tų pačių barų idėjų ofiso aplinkoje, tikrai tam poreikį matėme. Potencialiai tas baldas, kuris seniau stovėdavo bare, galbūt galės stovėti dabar biure ir giliname savo tiesiog ir žinias, ir kažkokią patirtį šitoje srityje, ieškodami sprendimų ne tik tai, kurie buvo vakar, ne tik tai, kurie yra šiandien, bet ir tų sprendimų, kurie bus rytoj. Tai jo, sakyčiau, visai neblogas jausmas šiandien sėdėti. Vaibas, kaip tu sakai, geras. Geras vaibas, darbingas vaibas. Tai tikriausiai norėtumėm mūsų myliems klientams palinkėti, kad rezultatai būtų tokie geri, kad rankovės, kaip man jau yra gyvenime kartais nutikę, plyštų nuo to trinimo į stalą, kad darbo būtų daug, darbas džiugintų ir rezultatai kalbėtų už save. Taip, ir iki greit. Čiau.